Lodzėje vyks antroji vaikų Europos taurė ir pasaulio čempionatas. Pasaulio čempionatas vyks nuo 14 metų iki suaugusių, tai bus 4 amžiaus grupės. Vaikų taurėje dalyvaus virš 25 atstovų iš Lietuvos, tuo tarpu pasaulio čempionate startuos virš 30 atstovų iš Lietuvos. Šiemet Lietuvoje delegacija viršyje beveik apie 60 žmonių. Tai yra lydintys asmenys, treneriai, patys sportininkai. Manau, kad tai yra didžiausia delegacija per Lietuvos tradicinių karatė asociacijos gyvavimo istoriją. Tikimasi kuo geresnių startų, sunku kažką pasakyti, prognozuoti, nes nežinom, kiek valstybių yra suvažiavę, žinom tik tai, kad bendras dalyvių skaičius viršyje 1100. Lenkai švenčia šiemet 40-metį tradicinio karatė gyvavimo Lenkijoje. Tai manau, kad organizacija bus aukščiausio lygio.